Tai vat koks įdomus faktas, kad tavo dvi akys mato šiek tiek skirtingai, jo. Kitokias pasaulio versijas. Jo, viena žiūri, mato vieną versiją, kita žiūri, mato kitą versiją. Ir tada smegenys ką padaro, jas sujungia, sukuria gylio pojūtį. Įsivaizduojat? Vadinasi, pats gylis, mokslininkai dabar išsiaiškino, tai, ką mes matome, gimsta iš gebėjimo leisti daugiau nei vienai perspektyvai būti tiesa. Ir būtent todėl mes matome tą gylį, nes smegenys nesako viena akis teisi, kita neteisi ir vienu žodžiu kažką ištrinam, ne? Jos paima abi perspektyvas ir iš jų sukuria trečią patirtį, erdvinį pasaulio vaizdą. Jo, taip paliksim. Ir vat čia prasideda, bent jau man, daug įdomesnė tokia kaip ir metafora apie gyvenimą, aš sakysiu. O kas jeigu gylis apskritai atsiranda ten, kur nustojame reikalauti, kad egzistuotų tik viena tiesa. Tu gali matyti situaciją vienaip, kitas žmogus visiškai kitaip. Tu nebūtinai reiškia, kad vienas iš jūsų klysta. Jo? Kartais jūs tiesiog žiūrite į tą pačią realybę iš skirtingų kampų, iš skirtingų taškų. Jo? Iš skirtingo jausmo, iš skirtingo savo būsenos. Ir jeigu tavo nervų sistemai saugu išbūti su kita perspektyva, jo? Jos iš karto neatmetant. Arba nebandyti savo apginti iš karto. Atsiranda tai, ko nebuvo nei vienoje perspektyvoje atskirai. Va tas gylis ir vidinis gylis. Brandumas nėra gebėjimas įrodyti, kad tavo realybė yra teisinga. Brandumas yra gebėjimas būti pakankamai atvirai arba atviram, kad galėtum pamatyti, taip, tai, ką matau, aš yra tiesa iš mano taško, iš mano patirties. Tai, ką matai tu, gali būti tiesa iš tavo patirties, iš tavo taško. Tai va, gal tarp mūsų egzistuoja dar didesnis vaizdas, kurio nei vienas nematome atskirai, jo. O vat kartu galime tai pamatyti. Ir gal todėl didžiausios sąmonės išplėtimas prasideda ne tada, kai kas vyksta. Ir atrandam tą vieną atsakymą. Kuo daugiau atsakymų randi, to daugiau klausimų. Taip. O tada, kai nustojame bijoti perspektyvos, kuri suardo mūsų senąją perspektyvą, jo, tą senąjį tašką matymo. Nes kartais tai vėl, ką vadiname prieštaravimu, jo, nėra problema. Tai yra tik antrakis, taip. Ir galbūt būtent jos tau reikėjo, kad pagaliau pamatytum gylį. Taigi taip, pagalvokime apie tai, mielieji.